Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: kuo žmonės laiko Žmogaus sūnų? Jie atsakė: vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų. Jis vėl paklausė: o kuo jūs mane laikote? Tada Petras prabilo: tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Jėzus jam tarė: palaimintas esi Simonai, Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškia, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau, tu esi Petras, uola. Ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus, ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje. Tai Viešpaties žodis. Ką tik girdėtas žodis iš naujo mums primena pamatinį dalyką, kuris kartais mums išsitrina kažkur galvoje. Tikėjimas yra absoliuti, nepelnyta Dievo dovana mums. Tikėjimo pradžia, tikėjimo šaltinis. Ką tik girdėjome, Jėzus sako Petrui: ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškia. Tai kas iš kūno ir kraujo yra? Žmogus. Tai sako Jėzus Petrui: tu tai, ką sakai, dabar gavai ne iš žmogaus, bet iš kur? Iš Tėvo, kuris yra danguje. Tai reiškia, kad mes į tikėjimo realybę, į tikėjimo gyvenimą ateiname galiausiai arba iš pat pradžių, ne kažkokių loginių samprotavimų, daugiau ar mažiau aršių įtikinėjimų ar kažkokios įtaigos dėka. Kažkada, kažkuriam etape to reikia, pokalbių apie tikėjimą, dalintis tikėjimu reikia, pažinti tikėjimą reikia, tai stiprina mus, tai veda mus į priekį. Tačiau be jokios abejonės tikėjimo šaltinis yra Dievo apreiškimas, jo malonė, jo tiesioginis veikimas. Dievas yra pirmasis, kuris, galima sakyti, yra to tikėjimo šaltinis, davėjas ir palaikytojas. Bet kartu šiandien švenčiame apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmę, liturgiją, bažnyčią, evangeliją. Mums šiandien sako, kad Kristus vis dėlto renkasi šaukti žmonės, apaštalus, Petrą, Paulių, kaip bažnyčios autoritetą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, pats Dievas, žinodamas, kad jis yra tikėjimo davėjas, duoda mums taip pat iš kitos pusės gyvus realius žmonės, duoda tą kūną ir kraują, kurie mums yra pavyzdžiai, įkvėpimas ir padrąsinimas kelyje į Dievą. Tos dvi kojos, tos dvi tikrovės mums yra reikalingos ir mes negalime to kažkaip užmiršti, suniveliuoti, apie vieną nekalbėti, apie kitą daugiau kalbėti. Tikėjimas iš Dievo, bet taip pat per žmones. Taigi, mums reikia autoritetų tikėjimo kelionėje, ugdant tikėjimą. Bet šiandien vis dažniau garsiau sakoma, kad gyvename autoritetų krizės laikotarpiu. Nėra autoriteto. Taip,
galbūt šiandien keičiasi mūsų autoriteto suvokimas, bet tai, kad nėra gerų, pozityvių lyderių mūsų aplinkoje, ar tai reiškia, kad mums autoritetų nereikia? Man atrodo, kad ne. Todėl, kad pasižiūrėkite į mūsų gyvenimą, kai mes renkamės apie kažką kalbėti, labai dažnai mes norime pasakyti, iš kur tai žinau, kuo remiuosi. Arba kai sakot vieni kitiems kažką apie sveikatos dalykus, apie tikėjimo dalykus, apie kažką, apie buitį, iš kur tai žinai? Iš kur tai sužinojai? Mes visada norim to ar nenorim klausime, kas už to stovi. Kviečiat kažkur mane, kas už to stovi, klausiame. Mes neišvengsime šitam gyvenime autoritetų. Tai yra utopija, tai yra nerealu galvoti, kad nereikalingi autoritetai. Kad autoritetai buvo kažkada, o 21 amžius yra neautoritetų amžius. Tai yra netiesa, žodžiu, ištrinkime tai iš savo suvokimo. Mūsų dienomis reikalingi autoritetai taip, kaip jie buvo reikalingi ir kažkada. Ir didieji šventieji, kuriuos turime bažnyčioje, jų visų dabar neišvardinsiu, jie taip pat kažkokių autoritetų ieškojo savo gyvenime. Kažkieno nuomonė, kažkieno gyvenimo pavyzdys jiems buvo svarbesnis negu kažkieno kito. Šventasis Augustinas. Dvasinis, intelektualinis autoritetas jam buvo kas? Tuometinis Milano vyskupas, tapęs taip pat šventuojumi Ambraziejus. Būtent Ambraziejus supažindina Augustiną su krikščionybė, su neoplatonizmu, su Platono filosofija ir taip pat teologinė mintimi. Tomas Akvinietis, filosofiniai ir teologiniai autoritetai, kas jam buvo? Šventasis Augustinas ir Aristotelis. Mes visada klausime, kas stovi to žmogaus gyvenime, to žmogaus raštuose. Jonas Paulius II, pažvelkime, kuo jis dažnai rėmėsi. Jam svarbus autoritetai, jis pats pripažįsta, yra kryžiaus Jonas Karmelitas ir siuvėjas, dabar Dievo tarnas, jo, galima sakyti, pirmasis toks dvasinės palydėtojas Jonas Tiranovskis. Palaimintasis Sopočka, jam autoritetai buvo Augustinas ir Tomas Akvinietis. Jurgis Matulaitis kalba labai dažnai apie šventąjį Ignacą iš Lojolos. Aš pats prisimenu gyvenime, taip pat tie autoritetai keitėsi, bet aš jų ieškojau. Prieš sutvirtinimą renkuosi šventąjį Pranciškų iš Asyžiaus kaip savo tokį kažkokį globėją ir įkvėpėją. Vėliau taip pat kažkur atsiranda mano gyvenime labai stipriai šventasis Jonas Paulius II dar mokykloje. Nežinau kas, bet aš tiesiog visus Jono Pauliaus II pamokslus ir išvykas ir prakalbas esu stebėjęs video medžiagoje. Tiesiog valanda po valandos mane ta asmenybė taip buvo įtraukusi vienu metu. Aš 11-okas, 12-okas, atrodo, kas ten bendro gali būti tarp 11-oko ir Jono Pauliaus II. Bet kažkas yra, kažkas tame žmoguje buvo autentiško, tikro, kas mane kaip jauną žmogų patraukė ir aš norėjau klausyti jo. Ir ne tik klausyti, bet ir matyti. Ne tik matyti, bet ir ieškoti po to skaityti, ką tas žmogus rašo, kuo jisai gyvena. Po to seminarijai šventasis Ignacas Lojola taip pat mane formavo. Ir taip toliau, taip toliau. Mes čia galime tų pavyzdžių vardinti daugiau ir daugiau. Bet šiandien klausimas tau, o kas tavo tikėjimo autoritetai yra? Kas formuoja mano tikėjimo kelionę? Kokie šaltiniai? Kokios knygos? Ar nebus taip, kad tavo, nežinau, gyvenimo biografijai bus parašyta tikėjimo šaltiniai, TikTokas, YouTube'as, Facebookas? Ar kažkokie veikalai dabar labai dažnai būna, atneša, klausia kunigą, ar galima tai skaityti? Aišku, kad negalima tai skaityti. Kažkokie vertiniai apie kažkokius apreiškimus, neaišku kur, kam, kas, apie pasaulio pabaigą, apie niūrią ateitį kažkokią bažnyčios ir pasaulio. Kam tai skaityti? Kam tokius dalykus platinti ir skaityti, jeigu nėra jokio bažnyčios patvirtinimo, kad galima tokius dalykus skaityti?
2000 metų turime tokių šulų nuo Švento Augustino iki Šventojo Jono Pauliaus II. Kada buvot paskutinį kartą katalikų pasaulyje? Kokią biblioteką turite savo namuose? Ką braukotės tose knygose? Kas liečia jūsų širdį tose knygose? Kokie autoritetai, kokios mintis formuoja jūs šiandien, mielieji? Jūs suprantat, kad jūs leisdami laiką kažkur su kažkuo kažkaip leidžiatės formuojami, kad tai yra jūsų autoritetai, kad tai formuoja jūsų filosofiją, sąmonę, pasirinkimus. Į tai, ką žiūri, ką skaitai, taip vėliau ir elgiesi ir tai tave, žodžiu, tuo daliniesi su kitais. Tad kokie autoritetai formuoja mūsų tikėjimą šiandien? Padėkokime už tuos, kurie buvo mums tikėjimo pavyzdys, kaip paskata pažinti Jėzų. Bet šiandien mano kvietimas yra pasakyti jums, kad prašau jūsų, būkit sąmoningi, kad jūs kasdien renkatės, kuo sekate. Kasdien renkatės, kas formuoja jūsų mąstymą, pasaulėžiūrą ir vertybės. Ar tai bus tiktokas ir telebimbam? Neturiu nieko prieš telebimbam. Ar tai bus šventieji, jų rimti veikalai, patvirtinti 1000 metų tradicijos, kurie nešė vaisius ir išugdė kartas šviesulių, kurie gelbėjo šitą bažnyčią ir šitą pasaulį, nešdami viltį į šį pasaulį. Ką tu paliksi po savęs, kokią viltį paliksi po savęs, kokią žinią transliuoji žmonėms. Tai mes renkamės kasdien į tai, ką žiūriu, ką skaitau ir ką seku savo gyvenime, ką laikinu, ką laikini tu šiandien. Kas bus parašyta tavo autobiografijai, jos autoritetas buvo tai. Kas tai bus šiandien tavo gyvenime? Kokie žmonės, kokios asmenybės, kokios knygos? Tad tegul šventieji Paulius ir Petras padeda mums rinktis kasdien atsakingai ir išmintingai. Taigi, dėkokime šiandien Dievui už tikėjimo dovaną, už tai, kad Jis yra tos mūsų dovanos pradžia ir pabaiga. Dėkokime už žmonės, kurie prisidėjo prie mūsų tikėjimo stiprinimo ir tegul Dievas duoda mums tikrą išmintį, kad nepaleistume mūsų tikėjimo formavimo, gilinimo, kažkaip savaime, kad viskas kažkaip susiklostys. Ne. Prašau jūsų, rinkimės, kas ugdo, kas maitina mūsų tikėjimą.